Sveiki. Tai šiandien bus paskutinis įrašas mano grojaraščiui, nežinau, ką fotografuoti. Tiesiog nieko daugiau nesugalvoju ir jeigu kažkas ateis dar į galvą, tai tiesiog papildysiu. Pirmiausia, atsakysiu į klausimus, kuriuos gavau ir tada truputį dar iš savo patirties. Tai klausimas buvo vienas po praėjusių įrašų ir klausimas skambėjo taip, ar nelabiau apsimoka tuomet fotografuoti krikštynas, vestuves ir panašiai. Taip, čia yra jūsų pasirinkimas. Galbūt ir apsimoka staiga, jeigu jūs labai prasimušite stokose ir jums labai seksis, tada tikrai neapsimoka. Jūs sėdite, sau dirbate ramiai namie ir jums kapsite pinigėliai. Tačiau jeigu jums patinka judesys, jeigu jums patinka bendravimas su žmonėmis, tai fotografavimas krikštynų, vestuvių ar kokių kitų renginių tikrai yra jums. Aš išbandžiau, nenoriu sakyti viską, bet aš išbandžiau iš tikrųjų labai daug. Fotografavau ir tų pačių krikštynų, fotografavau vestuvių, tiesa ne tiek daug, gal 5 vestuves, bet man to užteko, kad aš suprasčiau, kad tai yra ne man. Na, konferencijas fotografavau gal metus laiko ar 1,5 metų laiko. Tiesą sakant, man tai labiau patiko, nes nereikėjo tos komunikacijos su žmonėmis. Aš esu žmogus bendraujantis ir man nėra sunku bendrauti, bet kai tu fotografuoji asmeninius renginius, tu turi bendrauti su užsakovu ir paisyti, aišku, jo norų. Gal esate susidūrę su nuotakomis siaubūnėmis, man neteko, bet iš savo kolegų girdėjau nemažai ir tai yra tikrai nelabai malonu. Iš savo patirties galiu sakyti, kad fotografuojant portretą ar tas pačias krikštynas ar vestuves yra daugybė dalykų, kurių negali numatyti ir kuriems turi būti pasiruošęs. Ir tai nėra vien technika. Aš turėjau įvairių situacijų. Tarkim, atėjo moteris, norėjo portreto, bet vos įžengusi pareiškė: jūs mane tiesiog nufotografuokite, manęs niekas gyvenime gražiai nenufotografavo ir nenufotografuos, o tada jūs man duokite nuotraukas, mano sūnus moka dirbti Photoshopu ir jis tas nuotraukas padarys taip, kad man patiktų. Okei. Gerai, bandom. Tada buvo šeima, nemaža šeima, kur atsivedė ir močiutę. Močiutė tuoj visus sustatė taip, kaip jai reikia, taip, kaip jai atrodo. Pasakė man atsitraukti kuo toliau, jinai iš arti nesifotografuos. Ir ką daryti? Ir tokiais atvejais pradedi dirbti psichologu. Aš nesiginčiau, aš viską dariau, kaip jie norėjo, bet kartu šalia dariau ir tai, kaip man atrodė, ko man reikia. Baigėsi viskas gerai ir tai laimė, kad baigėsi gerai, nes, tarkim, su ta močiutė tai užsakovė paskambino ir buvo malonu, kai man pasakė, kad močiutė liepė būtinai manęs atsiprašyti ir pasakyti, kad niekada gražesnių nuotraukų gyvenime neturėjusi. Aišku, tai yra malonu. Bet aš nežinau, ar aš noriu kiekvieną kartą skirti tiek savo jėgų ir laiko suvaldyti nuotaikas. Tai, na, kaip ir skonio reikalas. Su vestuvėmis gal yra paprasčiau, niekas ten neturi laiko labai su tavim šnekėtis, tačiau ten yra kiti dalykai. Kaip atrodė mano paskutinės vestuvės, dar ne visai paskutinės, bet prieš paskutinės, ar ne? Kai buvo sutarta fotografuoti iki 12 valandos, mane išlaikė iki 3 nakties ir grįžti reikėjo kažkur iš kažkokios sodybos, iš kažkokių sodų, aklina tamsa. Gerai, kad aš buvau su asistentu ir mes ten nedaug klaidžioje išvažiavom. Grįžusi namo, aš tiesiog užsikėliau kojas ant stalo, įsipyliau tą dovanoto šampano ir pasakiau savo, daugiau niekada, nebent būsiu antra fotografė. Ir taip ir atsitiko, po to aš dar turėjau 2 vestuves kur manęs paprašė būti antra fotografė. Tai reiškia, nereikia fotografuoti viso to renginio, manęs paprašė tiesiog būti šalia ir užsakovo tikslas buvo gauti tiesiog gražią nors ir vieną nuotrauką. Tas man labiau patiko, bet galiausiai aš nusprendžiau, kad tai yra ne man ir nepaisant to, kad pinigai tikrai yra greitesni ir didesni, aš to atsisakiau. Dabar kalbant apie komerciją, arba fotografavimą komercijai, fotografuoti vėlgi, kaip ir su stokais, galima labai daug ką. Praktiškai galima viską. Galima tą pačią gamtą, galima portretus, daiktų fotografavimas ir panašiai. Tai šiandien aš pasidalinsiu savo patirtim, kaip aš užsidirbu iš fotografijos.
Mano pavyzdys nėra kažkoks geriausias ir tai visiškai nereiškia, kad tai tiks ir jums. Tiesiog aš esu žmogus, kuriam reikia įvairovės, kuris mėgsta eksperimentuoti, todėl nuolat, sakykime, fotografuoti vien krikštynas, kažkokius produktus, man pasidaro nuobodu. Bet pabandyti reikėtų viską. Kitas dalykas, kai tu fotografuoji nuolat krikštynas, tu tampi iš tikrųjų tų krikštynų fotografavimo ekspertų. Ir galiausiai tu esi tas, kur žmonės dalinasi savo nuomonę su kitais, tu pritrauki naujus užsakovus ir visi žino, kad tu esi puikus krikštynų fotografuotojas ir tai yra labai gerai. Vėlgi, gilintis į kažkokią vieną nišą yra gerai ir taip yra kūriamas vardas ir prekinis ženklas. Tik tai klausimas, tau to reikia ar ne. Tai va, aš fotografuoju viską ir uždirbu iš visur po truputį. Pirmiausia, jau minėti stokai. Kaip jau sakiau, aš palaikau ten gyvybę, nors aktyviai labai nedirbu. Ir kažkokie tai euriukai sukrenta kas mėnesį į mano piniginę, bet šalia aš dar darau ir daug kitų dalykų. Ir taip aš susirinku tą savo atlyginimą mėnesinį. Antra, nuotraukų pardavimas kažkokiose tam skirtose vietose. Štai čia man už nugaros yra mano nuotrauka, viena iš tokių didelių atspausdintų nuotraukų. Aš gavau pasiūlymą surengti parodą Domus galerijoje Vilniuje ir ji buvo netikėtai tikrai sėkminga. Aš eksponavau 17 nuotraukų, iš jų 9 buvo parduotos. Ir jos buvo parduotos kaip paveikslai, jų kaina buvo gera ir aš labai džiaugiausi. Taigi tų vietų, kur galima pardavinėti tuos fotografinius darbus, yra daug. Dabar aš pasakiau, man pasiūlė. Taip, tas pasiūlymas tiesiog nukrito iš dangaus. Tačiau, jeigu jūs visgi norite pardavinėti, tai reikia užsimti pardavimais. O pardavimai tai reiškia ieškoti, kur parduoti, reklamuoti ir panašiai. Aš daug metų dirbau pardavimų ir rinkodaros srityse ir man iš tikrųjų tai nusibodo, aš išėjau iš ten į fotografiją ir nebenoriu daugiau to daryti. Todėl faktiškai, jeigu yra tokia galimybė, aš ją pasinaudoju. Bet jei norėčiau uždirbti daugiau, aišku, eičiau, ieškočiau, tarčiausi ir dirbčiau rimčiau su tų nuotraukų pardavimu. Trečias šaltinis yra fotografuoti nuotraukas kažkokiam projektui. Kolaboracija yra nuostabus dalykas. Gerai, man štai pasisekė, buvo išleista tokia knyga, iš tikrųjų jinai yra 2 tomų. Lietuvos menininkių autobiografijos ir man pasiūlė nufotografuoti Lietuvos menininkių portretus. Čia ant viršelio yra Dichavičiaus nuotraukos, bet viduje yra mano daryti tie portretai menininkių. Manęs iš tikrųjų paprašė pabūti mecenatė ir padaryti 40 portretų, tačiau kai skaičius jų perkopė 100, išaiškėjo, kad knygos bus ne 1, o 2 tomai, tai man buvo sumokėta. Dirbti kartu iš tikrųjų įdomu yra ir vertinga, nes sujungiamos yra patirtis ir produktas gaunasi svaresnis. Ir tai nebūtinai turi būti knyga, tai gali būti marškinėlių gamintojai, tai gali būti kalendorių leidėjai, štai kalendoriuje nuotraukos. Taigi tai yra dar vienas šaltinis ir dirbti, kaip jau sakiau, yra įdomiau. Taip pat galima atsidaryti ir savo parduotuvę, tame pačiame Etsy, kaip aš minėjau, ar susikurti savo tinklalapį ir iš ten pardavinėti. Tai aš bandžiau irgi įvairius variantus, štai marškinėliai mano, čia yra ne fotografija, čia yra piešinys, bet galima spausdinti ir fotonuotraukas, taip pat štai toksai krepšelis, čia jisai yra su tekstu ant viršaus, bet mano rožių nuotrauka gamintas daiktas, yra puodeliai, kurio neturiu šiuo metu parodyti, reiškia, tas nuotraukas galima spausdinti ant bet ko, kurti savo parduotuvę. Bet šitoje vietoje yra labai svarbu idėja ar niša. Ir čia reikia tyrinėti rinką, sekti tendencijas ir galvoti, kas parsiduos, o kas ne. Aš darau taip, aš turiu internete pavyzdžius ir tada gaminu, kai atsiranda užsakovas. Nes kitaip tų daiktų prisigaminsi daugybę ir neturėsi kur jų dėti. Iš čia aš irgi uždirbu nedaug, tačiau centas prie cento, kaip jau sakiau, man svarbi įvairovė, aš noriu daryti ir tą, ir tą, ir tą. Ir taip susirenku po truputį. Dar vienas mano pajamų šaltinis yra mokymai arba dalinimasis patirtim, sakykime. Kažkada vedžiau kursus labai aktyviai, dėsčiau kolegijoje, bet irgi ilgainiui tiesiog pavargau.
Nes aš mečiau savo darbą ne tam, kad vėl eičiau kiekvieną dieną į kitą darbą. Man norėjosi dirbti savo grafiku. Todėl šiai dienai aš turiu mokinių ir tai yra lietuviai gyvenantis užsienyje, pamokos vyksta per Zoomą, jų yra nedaug ir iš ten irgi eina kažkoks tai mažas uždarbis. Prieš keletą metų aš išleidau 2 knygas. Tokią vieną knygutę fotografuoju kelionėje, kuri yra visiškai tiktų, nežinau, ir mamai, ir fotografuojantiems automatiniu režimu keliaujantiems. Ir po to tokią sudėtingesnę knygutę, kur papasakoju apie įvairius eksperimentus fotografinius ir galvojau dar apie trilogiją, tai 3 knygą, nežinau, ar ją darysiu. Bet buvo tokia mintis, matyt, turi subręsti ir tas atsirasti didelis noras. Prie to paties priskirčiau ir paskaitas, į kurias mane vis karts nuo karto kviečia ir iš kurių vėlgi kažkokios tai ateina pajamos. Tai yra paskaitos apie šiuolaikinę fotografiją arba iš fotografijos istorijos, yra kažkokia tai įdomioji fotografija, taip pat paskaitą turiu apie spalvotyrą ir panašiai. Tai va tokie yra mano mažyčiai uždarbėliai, kurie susikaupia į tam tikrą mėnesinį atlyginimą. Ir kaip matote, čia žanrai labai įvairūs. Ir gamta, ir portretai, ir eksperimentai. Taigi aš darau tai, ką aš noriu daryti ir iš to susidaro mano pajamos. Dabar, jeigu kalbėti apie fotografavimą nekomercijai, tai norėčiau irgi pasidalinti vieną istoriją. Nežinau kaip šiuo metu, nes porą metų nedalyvavau, bet anksčiau Nidos fotografų simpoziumų metu, kurie vyksta lapkričio mėnesį, buvo galima pateikti savo darbus arba savo portfolio peržiūrai. Ir ekspertai pažiūrėdavo tavo darbus, duodavo patarimų, kurie kryptimi tau eiti, kurie kryptimi tau dirbti, kas tau labiau sekasi ir panašiai. Taigi kartą nusprendžiau ir aš tą padaryti. Buvo 7 ekspertai ir iš kiekvieno aš gavau skirtingą atsakymą. Išėjau visiškai pasimetus. Vieni sakė, tu labai savitai matai gamtą, fotografuok tik tai gamtą. Kitas sakė, ne, imkis moters temos, reiškia moters identiteto ir panašiai, nes šios nuotraukos tavo yra vertingiausios. Trečias sakė, nu ką, gražu, gerai, o kas toliau? Kalendoriai atvirukai? Okay. Taip pat gavau tokį atsakymą, reiškia, viskas labai gerai, tu gerai fotografuoji, tačiau tu turi vieną problemą. Ir kai aš paklausiau, kokią man atsakė, tu neturi problemų. Irgi atsakymas. Išėjau visiškai pasimetusi. Bridau per Nidą ir buvo labai liūdna iš tikrųjų, nes nežinojau, ką daryti. Kažkaip nesusivokiau, aš fotografuot norėjau ir tą, ir galvojau, kad man dabar pasakys, kad štai tavo niša, tu daryk taip ir čia tu atrasi save. Bet aš sutikau Trimaką, Gintautą Trimaką, kuris sako, ko tokia liūdna, einam išgert kavos. Tai prie tos kavos jis manęs ir paklausė, o tau šito reikia? Tu fotografuok tai, ką tau norisi. Ir neik, ir neklausinėk, ir neklausyk. Tai aš ten ir nuėjau. Tačiau jūsų tikslas gali būti visiškai kitoks ir tada jums visiškai netiks tai, ką aš papasakojau. Ir kiekvienas atranda savo kelią. Ir kai tu žinai, ko tu nori, pasidaro labai lengva. Tačiau atsakymas neguli ant lentynos, nenueisi ir nepasiimsi. Reikia laiko ir reikia karts nuo karto užduoti savo tą klausimą, ko tu iš tikrųjų nori. O kai tu jau žinai, tai tu eini ir darai. Dar iš klausimų, kur gavau asmeniškai, o ne po įrašų, buvo klausimas dėl dirbtinio intelekto. Baiminamasi, kad jisai nustums fotografiją. Nu, nemanau, kad tai atsitiks, tiesiog tai nėra fotografija. Tai nėra fotografija, dabar jis turi tokį juokingą pavadinimą promptografija, bet tai yra visai kitas sritis. Ją galima naudoti kaip įrankį kūrybai, bet tai nėra fotografija, tai nėra darbas su šviesa, tai darbas yra su tekstu, tai darbas yra su kodais ir tai yra toks daugiau lingvistinis programavimas, kaip aš jį vadinu, bet tai nėra fotografija. Bet tai nereiškia, kad tai yra blogai ir to negalima naudoti. Ir yra daugybės ryčių, kur dirbtinis intelektas kol kas yra bejėgis. Jeigu jūs fotografuojate krikštynas ir vestuves, jums dirbtinis intelektas to nenufotografuos.
Jeigu jūs fotografuojate produktus, tarkim, kokio, nežinau, juvelyro darbus ar kokio dizainerio darbus, tai dirbtinis intelektas to nepadarys. Fotobankai stokai ima ir parduoda nuotraukas ir galima jų prigaminti iš tikrųjų dirbtinio intelekto labai daug. Tačiau visada liks paklausa rankinio darbo. Visada rankų gamybos produktai turi didesnę vertę. Ir aš tai visiškai nebijau ir nesirūpinu ir man įdomu, aš tai bandžiau, aš padariau neblogų darbų, bet supratau, kad tai nėra tai, ko aš noriu ir vėlgi aš tikrai nepradėsiu naudoti dirbtinio intelekto vietoj fotografijos. Dirbtinio intelekto galima paklausti, ką man fotografuoti, nežinau, ką fotografuoti. Ir jūs gausite išsamų atsakymą, visą sąrašą pasiūlymų. Tačiau nebejoju, kad jums tai bus žinomi dalykai, nes tai bus surinkta tai, kas yra internete ir ką lengva pasižiūrėti internete. Tačiau jeigu jūs norite kažką įdomesnio, jeigu norite kažką originalesnio, čia jau reikės daugiau paieškų ir bandymų. Šią temą uždarau ir kitą savaitę pradėsiu kažką naujo. Iki.